Kazimieras Sabaliauskas 1792 metą, Antanina Fabijonavičiūtė Sabaliauskienė 1798. Kazimieras ir Antanina Sabaliauska, znočiais, tai mon senelė. Gyveni 18 amžiaus Ruišėnus. Anų trovas buvo ten, kur dabar ir Žimkų sodyba. Babunėlė antuos buvo kiaus iš bajorų Fabijonavičių. Anei susilaukė 10 vakų, iš kurių buvo viens mano tėvas, znočias Vincents. Kazimieras Sabaliauskis mirė 55 metų, o Antanina Sabaliauskienė mirė 71. Vincents Sabaliauskas 1831–1875. Znočias tatamon tėvs Vincents Sabaliauskis, kur buvo 4 vaks iš 10. Apsižanėjai gyventi pasiliek čia Ruišėnus. Šalip tėvų pasistatė trobą, kitus ūkinis pastatus. Merus pirmą žmoną Joną, būdams 30 metų, apsižanėjai bajoratį. Eleonora Jasevičiūtė, ant Baukiaus iš Lauksodžių kaimo. Mon tėvs Vincents ir mon mama Eleonora susilaukė tą pat 10 vakų. O dabar znočias pasiklausykite. Pirmas mano brolis buvo Adolfas. Mums mirė būdams 20 metų. Antroji Vincentė mirė maža. Trečioji sesuo Antanina vėliau apsižanėjo su Najulio. 4 Jonuks mirė 1 metų. Po 2 metų gėmė dvynis Julijoną ir Oną. Mirė nesulaukus metukų. 7 buvo aš, znočias jūs, Ąžuolų šaknis. Gimiau 1870, spalio 24 dieną. 8 gimė Sofija, išaugusi apsižanėjai už Saparį. 9 brolis buvo Stanislavas, o 10 sesuo Ona, ant mirė 4 metų. Iš 10 užaugom znočias 4. 2 seseris Antanina ir Sofija ir aš su broliu Stanislavu. Mūsų tėvas znočias Vincents ir Eleonora mirė dar jauni. Mama artėja 40, o tėvalis irgi neilgiau tetraukė. 44 pasimirė. Nu, ta buvo mar metą. Anei palaidot vėl iš vienų kapinės. Kapą nežinojame. Ką mirė. Tėvalis man buvo 5 metuką. O praslinkus 2 metams į man pasimirė. Likom serds. Nu, apie kūną mums globoja ir užaugė. Pranciškus Sabaliauskas, Marijona Strukčinskaitė Sabaliauskienė, Domicelda Upintytė, irgi Sabaliauskienė. Ot, znočiai iš čia į mon metraštį lapą. Anam matau svarbiausias datas. Šalip mon žmonas Marijona Domicelė. Znočiai su pirmoji Marijona išgyvenau 12 metų. Anon palaidojau Veišvienuose. O paskui apsižanėjau su Domicelė. Nu, tą su Ana znočias pragyvenau 33 metus ir pats mirti. Vo pradžią buvau tuokim. Sulaukęs pilnametys, su broliu Stanislavu grįžom į tėviškį. Znočias atstatėm pastatus, pasidalijom žemę. Aš kūriau tėvą Vincentą, o brolį šalip. Babunėlis Antaninas ūkį. Nu, seseris znočias ištekėjo išėjai. Su pirma žmona susilaukiau 6 vakų. 3 aš anų mirė mažiau, o 3 užauga. Dukra Ona ištekėjo už Paulausį, kuris netoliai turėjo ūkį. Sūnus Prans ir Antuans buvo, znočiais, degti vaikė. Praniau nupirkau šipkartį ir Ans išvažiavo į Ameriką, o Antuans pasiliek čia. Nu, znočiais po žmonos mirties našlavau 5 metus. Nu, znočiais buvau išronkus, ilga neįsirinkau savo pačiuos.
O kai nuvažiavau į Lieplaukis parapiją, kai pamačiau 19 metų Domicelį Daukintyti, širdies dūmą savo pasakiau, nu tai jau bus mona. Tepipau 1912 metas, Leipas 29 apsižanijau Lieplaukis bažnyčių. Nu, buvau griežtas ir tvarkingas ūkininkas, turėjau 24 hektarų žemės, turėjau, žinočiai, savo malūnų, kolėm mašiną, šeinpjojų, gražius arklius, tvarkingus pastatus, nu visko, žinočiai, skorę kukiau. Žmona Domicelė buvo gera gaspadėnė, rūpestinga vakų motina. Ant pagimdė 13 vakų, 9 sūnus ir 4 dokteris. Mer tik 3, Bronioks, žinočiai, mer 2 mėnesių. Vodvinoka Andrioks Ivacioks tik 12 dainų tai išgyveno. Vokietį visi vakar 6 sūnai, 4 dokteris užaugo gražus, tvirti, buvau pagalbininką ūkyje. Vyriausią sūnų Vladok leidom į mokslus. Bronislavas buvo tikra geras mano pagalbininkas, geras kalvis. Povilas Kostoks buvo pametinokanėje, buvo visur kartu ir dirba išdykau kartu. Žinočiais neišskiriami buvo. Jonas buvo 5 mano sūnus. Po nuogėm dar dukteris, Vacelį, Bronelį. Vis vyresnėje, ką paauga, susirado antras pusės, sukūrė šeimas ir palieka namus. O mamos užvadelį lieka dukrelį Joaną, ana padėdavo mažėję Aleksiuks į Zunelį. Nu, tas nočiais lyg ir viskų išpasakojau aš čia.